Labadiena, šiandien mes kaip ir apie trečiąjį susirinkome laidoje klausimėlis ir šiandien mūsų tema yra gyvenimas sovietmečio kaime. Dabar bandysime išsiaiškinti klausimą, kuo sovietmečio kaimas skiriasi nuo dabartinio kaimo. Žmonės turėdavo darbą ir dirbdavo kolūkiuose. Ir kai aš mokiausi mokykloje, mes irgi eidavome dirbti į kolūkį. Atsirado gal daugiau gražesnių pastatų, kultūros centrų, bet tuo metu kaimo žmonės buvo daugiau įsijungę į darbą, norėję patys save išlaikyti ir dirbti, kadangi dabar jaunimas kaip išvažiuoja, lieka seni žmonės, kuriems darbas yra vertybė, o dar dalis lieka, kuriems darbas nėra vertybė. Sovietmečio kaimai buvo kaimai gigantai. Galybė žmonių, daug vaikų, daug jaunimo, daug visokių smagių dalykėlių. Dabartinis kaimas liūdnokas yra ne dėl to, kad būtų kalta santvarka, tiesiog keičiasi gyvenimo būdas. Sovietmečio metu gal turbūt kaimas daugiau dirbo, jis neilsėjosi, o aplamai daugiau rūpinosi ūkiu ir savo ūkiu ir kolūkį eidavo ir dirbdavo. Daugiau buvo visi šeimos turbūt nariai įtraukti į tai. Didelis skirtumas, kurį atsimenu, tai yra, kad sovietmečio kaime buvo labai daug gyventojų ir labai daug vaikų. Ir dideli laukai, kuriuos reikėdavo per vasarą ravėti. Didelės labai fermas. Taigi, dabar mes atėjome į viešąją biblioteką. Mūsų vadovėliuose yra rašoma, kad sovietmečio žmonės dirbo kolūkyje. Taigi, kas tie kolūkiai? Nežinau, tiesiog sovietmečio kolūkiai buvo, tuo laiku buvo gerai industrializuotas ūkis. Sunkiai pradžia buvo to kolūkinio kaimo. Ir pašarų trūko, ir pripratimo trūko, ir susiklausimo trūko kaip naujiena. Sunkiai jie kūrės vieni. Gyveno tada daugiau kaime, daugiau jaunų žmonių, dirbo daugiau jaunų specialistų, kadangi ir agronomų, ir brigadininkų. Ir dar teko su kolūkiais susidurti tada, kai buvau maža, su močiute įdomu ravėti, ko normų paskirtų. Tiesiog paskirdavo normas ir turėdavo kolūkiečių nuravėti po kažkiek. Kolūkiai tada tuo laiku sėdavo labai daug grūdinių kultūrų, ten burokų, tokių sėdavo. Tai reikėdavo, mes vasaros imdavom vaikai tokiais dalykais, imdavom normas ir ravėdavom burokus tuos. Tai būdavo ir galima tuo užsidirbti pinigėlių. Taip kad vasaros būdavo mūsų parduotos, tiesiog mes leisdavom jas dirbdami. Vadovėliuose rašoma, kad kolūkis tai prievarta sukurta žemės ūkio įmonė, kuri buvo sukurta Sovietų Sąjungoje. Jeigu paprasčiau tariant, tai kolūkis yra kolektyvinis ūkis. Kaimo žmonės kolūkiuose žemę dirbo visi bendrai ir už darbą kolūkyje gaudavo atlyginimą. Žemės nuosavybė buvo valstybė. Taigi žemė, kurią dirbo kolūkiečiai, jinai priklausė valstybė. O dabar mes išėjome į gatvę ir klausime žmonių, kokį jie prisimena sovietmečio kaimo vaizdą. Sovietmečio kaimo vaizdas, pavyzdžiui, ant Ašavos atrodė žymiai geriau negu dabar. Ir šaligatviai buvo ir asfaltuota, o dabar išsidaužė viskas, nieko neliko, žmonių nebeliko ir viskas, ir kultūros namai tušti, grūna, šąla, nekūrenami ir nieko nebėra. Dabar mes išėjome iš šios bibliotekos ir prasideda įdomiausia mūsų laidos rubrika Dienos klausimas. O šiandieninis dienos klausimas yra, ar žmonės kai ką žino apie kosinusą? Taip. Oi, ne, tikrai ne. Dar ne. 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 Oi, ne. Ne.
Ne. Toks paradoksas, niekas nežino, kas yra kosinusas. Tačiau aš žinau vieną žmogų, kuris galėtų tai žinoti. Kas yra tas kosmosas? Tai smuikerio kampo kosinusas. Tai yra skaičius, kuris gaunamas statinio priedo kampo lygį padalinus iš žemės. Kosinusą aprašome. Kosinus kampo A, AC padalinus iš žemės. Visai paprasta. Per šią laidą labai daug sužinojome apie sovietmetį. Tikriausiai tuo savo laidą baigsime. Viso gero.